Gyveno senelis su 3 bobutėm, o 3 bobutės tai 3 pensijų fondai ir atsiėmė jie visus pinigus ir nusipirko Molio motiejų, naujausią lietuvišką robotą, robotą žmogų. Galvoja, tas tegu dirbs visus darbus, o mes atostogausim Havajuose. Bet Molio motiejui sudegė mikroschemos ir pasileido jis per laukus ir per klonius, bėgdamas savo ateities vizijom. Tai va, tai bėga jis tom ateities vizijom ir žiūri, 4 čeburėkai ant kalno sėdi ir žvejoja. Motiejus pribėgo, sako, koks įdomus užsiėmimas, čia kokios tai filosofinės mintis jūs gaunat. Čeburėkai, net žinojo tokių žodžių ir taip negražiai Molio motiejui pasiuntė. O Molio motiejus, robotas, iš jėgos tai daug turi. Paėmė ir išgėrė visą vandenį, žuvis vos niekaip neatsitokėjo, jau užpuolė tuos žvejus, numovė jiem plavkes ir tada dangoraižiai išdygo nusausintoj toj vietoj. Ir tada daug žmonių gavo butus ir labai laimingai gyveno.